Sveiki užsukę į Loretos kanalą. Taigi dabar yra Edmundo gimtadienis, pirmiausia parodo jį. Mes esame Kaune, čia užėjom į Grėtę kavinukę ir kol kas gavome dar tik tai giros, naminės giros ir laukime desertų. Paskui parodysime desertus. Čia Edmundo desertas vedasi ir štai. Mano desertas želė su vaisiais ir grietinėlė. O varškės desertas su uogiene suvalgiau ir pamiršau jums parodyti. Tai va, tai dabar pavalgau ir turbūt grįžčiau stoti važiuoti namo. Štai ir vėl aš. Alytus tvarkosi, kas iš Alytaus ir kas norite būti svečiais, tai parodyti noriu, kad Kauno gatvę pradėjo tvarkyti. Čia padarė pėsčiųjų ir dviratininkų taką, kuris buvo tiesiog numintas takelis tarp medžių. Ir mes čia einam pirmą kartą. Dar čia, o parodykit operatorių. Iki perėjos laisvais galima nueiti, reikėdavo lipti šlaitu. Ir eisime tiesiai iki namų, tiksliau iki jaunimo parko. Ir kaip žinote, nuo jaunimo parko jau mums netoli namai. Ir tada namuose pasakysiu, kiek kilometrų nuėjome. Šiandien yra antradienis. Čia žinokit, ne kamera, čia prasojęs stotelės langas, stiklas. Taigi šiandien antradienis ir aš vėl važiuoju į užimtumą ir ten toliau mėgstu tą pleduką iš kilpelių. Ir dabar pasivaikščiau prieš tai su Kiviu iki čia. Nu, matėt, va ten suoliuk, va tai yra tiltelis, ten nuėjom su Kiviu, pasėdėjau aš. Kivis pažiūrėjo pro turėklus. Labai įdomu, kad jis pažiūrėjo pro turėklus. Tai va, ir grįžau, parvedžiau Kivį ir vėl čia atėjau į stotelę važiuoti jau dabar. Dar truputį reiks palaukti, nepažiūrėjau, kada važiuoju, tai ilgai laukti reikia, nes tas mikriukas, kur man reikia, važiuoja kas valandą ir dar 10 minučių daugiau. Tai va, tai pažiūrėsim, kaip man šiandien seksis megzti. O paskui gal vakare bus knygos pristatymas. Edmundas pristatys knygą, kurią perskaitė neseniai. Gal sudomins ir jūs skaitysite. Labą dieną. Norėčiau pristatyti Chriso Jueno knygą Prieglobstis. Chrisas Juenas yra britų rašytojas, gimęs 1976 metais. Jis yra gavęs ne vieną premiją, pasižymėjęs rašytojas. Knygos romano detektyvinio Prieglobstis veiksmas vyksta Meno saloje, kuri yra labai įdomi vieta dėl to, kad jinai yra tarp Anglijos ir Airijos, bet yra kaip ir savarankiška valstybė, nors faktiškai nepriklauso, bet pavaldi Jungtinei karalystiai. Žodžiu, teisiškai jinai yra savarankiška, bet faktiškai yra kaip ir Jungtinės karalystės dalis. Saloje gyvena 84 000 žmonių. Sala turi savo įstatymus, savo policiją, savo visą infrastruktūrą. Ir, kaip minėjau, jinai teisiškai yra nepriklausoma, neinkorporuota į Jungtinę karalystę. Tai štai, veiksmas vyksta šioje saloje ir keista ne tik tai pati vieta, kad tai yra tokia įdomi sala, netoli Jungtinės karalystės krantų, bet dar ir tai, kad ir pati šeima yra tokia, sakyčiau, išskirtinė. Pagrindinis veikėjas yra motociklininkas, santechnikas, tėvai yra senelių pensionato savininkai, sesuo yra agentė, žvalgybos agentė. Na ir čia visas įdomumas prasideda tuo, kad netikėtai toje saloje jisai iškviečiamas atvykti taisyti santechnikos ir, žodžiu, pakliūva paskui į motociklo avariją su mergina ir klausimas, kas ta mergina, kur jinai dingsta, jisai lieka gyvas, gavęs šiek tiek sužeidimų,
ir kokiu būdu visa tai susiję su jos seserimi, kuri keletą mėnesių iki šių įvykių žuvo saloje. Kas dar yra įdomu, kad šioje knygoje yra ne vienas veikėjas ir pasakojama trečiojų asmenių, tai yra egzistuoja knygoje tas vadinamasis visažinis pasakotojas, kuris papasakoja skaitytojui to veikėjo vardu visą istoriją ir įvykius. Bet tik tai vienintelis šitas santechnikas, šitas motociklininkas santechnikas, kalba pirmuoju asmeniu, tai yra aš. Ir jisai yra kaip ir svarbiausias šios knygos veikėjas ir viskas yra pateikiama kaip ir jo akimis. Knygoje yra nemažai smurtinių scenų. Ir galiausiai visi skriaudikai, visi piktadariai gauna atlygį ir dažnai žiaurų. Tai kaip ir įvykdomas yra teisingumas, tai tarsi rašytojas žiūrėtų ne tiek iš loginės pusės, kiek tai galėtų būti tiesa, kiek tai būtų realu jiems susilaukti tokio atpildo, bet labiau iš etinės, kad štai tu esi blogas ir tu gausi savo atlygį. Skaitant knygą pastebėjau, kad veiksmas nesirutulioja dideliais nuotoliais, jisai nėra skubrus. Tiesiog detaliai aprašoma tam tikra situacija, į kurią pakliūva veikėjai. Gamtos aprašymų nėra daug, detalėms skiriamas dėmesys aprašant tą aplinką ir tiesiog viskas rutuliojasi po truputį. Tai tarsi yra derinama vidinė žmogaus būsena ir jo tos būsenos sąsaja su aplinka. Tai štai, ir detektyvas yra gana painus, siūlyčiau jį paskaityti. Na, tiems, kas mėgsta ramų veiksmą, bet drauge ir aštrius pojūčius. Štai rankose laikau pagalvėlę, kurią turėjom nuo senos sofos ir jinai kaip ir liko atliekama, mes jos nenaudojom ilgą laiką, tai aš nusprendžiau padaryti Kiviui tokią dovanėlę, kad Kivis nesijaustų vienišas, štai tokį užvalkaliuką nupirkau. Čia yra, kaip matot, vokiečių aviganis, o Kivis truputį labai nedaug, bet panašus į vokiečių aviganį. Kivis nemėgsta, kai jį filmuoja iš arti. Jisai jaučiasi blogai, nesupranta, ką daro su juo. Tai štai, man labai miela ir mes ją dedam į Kivio lovytę, kur pasiuvo mano sesuo tokią lovytę. Štai aš jums parodysiu. Mes va šičia va padedame. Ir Kivis va, gulasi. Gerai. Na va, kaip matot. Tai aš ir įžengiau į 6-ąją dešimtį. Man suėjo 51 metai. Tai mane pasveikino ne tik Facebook'e, daugiau kaip 20 ar 30 žmonių, bet taip pat buvo atvažiavusi duktė iš Vilniaus, kita duktė iš užsienio paskambino, pasveikino, gavau dovanų įvairių ir iš dukters saldainių kelis kilogramus, taip pat kavos labai skanios, iš Kenijos ir dar iš kažkur ta kava, Jakobs kava, bet labai skani. Va, o Loreta man padovanojo štai tokį atviruką. Štai. Biškis suslamdęs. Ir va, jisai koksai gražus, matote? O. Tai va, dievinu gimtadienius ir dievinu senti. Dabar, kai pasukome laikrodį 1 valandą, tai pasidarė ilgesni vakarai. Greičiau temsta ir kažkaip niūru ir norisi kažkokios šventės ar dar kažko, nežinau, greičiausiai kalėdų.
Bet jau netgi ir norėtųsi puoštis kalėdoms, neštis eglutės šakas, klijuoti ant langų snaiges ir panašiai. Bet tada šventė praras visą žavesį, kadangi jinai truks labai ilgai. Nors bunkė pasipuošia nuo lapkričio mėnesio eglę ir aišku pasikviečia žurnalistus, kad ją parodytų. Mes to nedarom, mes dažniausiai puošiame per kūčias, bet kartais tai reiškia, kad Edmundas nelabai, aš kartais noriu anksčiau pasipuošti. Bet aš šiemet nusprendžiau truputį puošti kitaip negu kiekvienais metais. Tai nusipirkau tokių snaigučių, vat gal dar operatorius ir parodys, vieną užklijavau. Ir ją klijuosiu ant stiklų. Taip pat noriu dar nusipirkti, iki euro ten kainuoja, tokią eglutę, kurią užklijuoji ant lauko lango ir kai važiuoja mašinos kieme. O aš ir klijuočiau į tą pusę, kur yra aikštelė, tai ta eglutė žaisliukai spindi, atšvaitas. Ir labai būtų įdomu žmonėms iš lauko matyti, man tai nieko nesimatytų, bet žmonėms, čia dėl žmonių. Ir galbūt gaučiau prizą kaip Alytuj gražiausiai pasipuošęs daugiabučio butas. Ne, čia pajuokavau. Tai noriu aš tą eglutę nusipirkti, tai nusipirksiu. Ir dar tokias, bandysiu įsigyti šakas, kur tokioje dėžėje. Ir tai toksai naujoviškas būdas puošti be vandens ir atrodo kaip šakų pridėta į dėžę su vandeniu. Tai va. Lauksim kalėdų, nes dabar liūdnos dienos dėl to dar, kad saulė nelabai švies, bus apsiniaukę pastoviai, dar kai pasnigs, tai bus šviesiau, bet sniegas, kai ištirpsta, dar būna liūdniau ir tada lauksim pavasario, o kas belieka. Visada pasukus laikrodžius laukiam jau pavasario. Kadangi neseniai buvo vėlinės, visų šventųjų diena, noriu truputį pakalbėti apie žmogaus sielą. Tai sąmonė atsirado žmogaus sąmonė žymiai anksčiau negu atsirado pats žodis, negu pati kalba. Žmonės dar nemokėjo kalbėti prieš milijonus metų, bet jau turėjo mintis, jau turėjo protą. Paskui atsirado žodis. Ir žmonės galėjo vieni kitiems pasakyti, perduoti savo mintį, kažkokį reiškinį apibūdinti. Kitas žingsnis, kad jau kiti žmonės galėjo perduoti, ką tu galėjai sakyti. Bet tada, sakykime, atsirado kažkokie ženklai. Akmenyje įkerti kažkokį rumbą ir jau kitas žino, kad čia yra kažkoks ženklas, sakykime, kad tai yra tavo valdų riba. Dar vėliau ta mintis įsiplėtojo į raštą. Vadinasi, mes jau turime knygas, mes jau turime literatūrą ir praėjus daug šimtų metų kitas žmogus, niekada tavęs nematęs, niekada tavęs negirdėjęs, gali perskaityti, ką tu kažkada mąstei, ką tu kažkada sukūrei. Dabar atėjo tokie laikai, kai yra internetas. Tai vadinasi, mes nematome nei tų žmonių, nežinome nei kas autoriai, o dar būna dirbtinis intelektas, kuris apskritai sugeneruoja tau atsakymą iš dažnai vartojamų posakių, žodžių, sudėlioja į rišlų tekstą. Ir mes negalime to net apčiuopti, net nėra kažkokio popieriaus lapo ar kažkokios kitokios medžiagos, yra tik tai internetinis tekstas, kuris yra neapčiuopiamas. Menamas jis yra. Mes jo negalime pačiupinėti. Tai aš galvoju, gal ateis dar toksai laikas, kai mes nebeturėsime net rankose, ateities žmonės, telefono ar kompiuterio ar kažkokio prietaiso, bet galbūt tai bus tik tai ore kažkas, kaip holograma, kaip stereo vaizdas. O gal paskui ateis toks laikas, kai bus tik tai mintis, užteks pagalvoti ir tau vėl ateis atsakymas. Tai aš galvoju, kad ir siela, taip kaip jinai yra neapčiuopiama,
bet jinai egzistuoja ir panašiai kaip internetinis dalykas, kaip kažkoks virtualus, kažkur jinai lieka ir po mirties. Mes negalime jos nei paliesti, nei pamatyti, bet matyti tą informaciją sukaupta kažkur nukeliauja ir jinai lieka. Tai va tiek pagalvojau, šiandien norėjau Jums papasakoti apie savo mintis, kaip gali būti ta siela. Tokia neapčiuopiama, bet vis dėlto egzistuojanti. Kaip ir pati mintis, kaip ir kažkokia idėja. Šį kartą buvo daug Edmundo, dėl to, kad Edmundo gimtadienis buvo, nors jau ir seniai praėjo, buvo spalio 22 dieną, o dabar jau, kaip žinote, yra lapkritis. Ir tikiuosi daugam patiko Edmundas, nes jis labai mažai matomas, o kalba daug geriau negu aš. Aš taip manau, tikiuosi, kad ir aš pramoksiu taip kalbėti. O dabar, kaip ir vis žinote, vlogais, kai baigėsi, aš visada sakau, spauskite patiktuką, jeigu patiko, taip pat galite prenumeruoti mano kanalą. Taip pat galite paremti Contribui.com platformoje ir, žinoma, užeiti į Facebooko grupę vlogerė Loreta Mažonė. Ate!